kai pirmą kartą važiavome, sakau vyresniajam, nu kaip? Nu, sako, galvojau, kad bus blogiau. Žinok, aš kai viešbutį buvau, sakau, plempas, jūsų ta influencerė, sako, Reda! Jo, sako, Reda! Ir pradedam kelionę su manim. Nu gerai, pradedam. Nu, gerai, Reda, parodyk, kaip tu čia taip dabar gyveni su tuo automobiliu? Gerai, parodysim parodyk. savam. Papasako, kas čia yra viskas. Pirmiausia, tai yra man pritaikytas automobilis, kad galėčiau valdyti rankiniu būdu. Kaip matot, ant vairo yra gazas, po vairu yra stabdis, pamatysit važiuojant, kaip viskas vyksta. Ir kaip yra paprasta, nors pradžiai buvo labai sunkiai priprasti, bet paskui viskas labai super buvo. Nu ką, šokam, važiuojam. Čia tavo pasikrovė, ne? Jo, nes rekomendavo jūsų kolega per naktį kartais palikti, nes vakar daug važinėjomės, tai kad nepavestų. Gerai. Sėdam. Įsijungti, pradedi važiuoti, žiūri, nesispaudžia. Paskui vėl, kol viskas susitvarkai, bet nieko. Svarbiausia, tikau, yra atsiminti. Ir pradedam kelionę su manim. Nu gerai, pradedam. Tik aišku, čia pas mus šiandien miesto šventė. Manasis sako, labai laiku jūsų galvoju, sako, filmuoti, nes keliai uždaryti, mašinų visur pilna. Bet žinai, mes čia atvažiavome į šventę rodyti apie mašinas, tai taip, prie to pačio. Tai aš dėl to ir pagalvojau, kad kai pamačiau reklamą, tai pagalvojau, Nerijus man skambins. Taip ir yra. O klausy, o čia tavo pirmasis automobilis? Taip, mano pirmasis automobilis. Ir sakyk, prašau, kaip tavo gyvenimas pasikeitė, kai sėdai už vairo? Pirmiausiai pasikeitė tom, kad nebereikia su taksi važinėtis, sutaupau žymiai. Su vaiku į darželį aš galiu laisvai nuvežti ir plus keliauti. Mes iškart pradėjom daug keliauti, nes realiai mes jau aplankėm ir Mažeikius, Telšius, Platelius, ką dar, Palangą. Ypač kai vasara ir su vaiku nori vis tiek daugiau pakeliauti, ne namie būti, tai atsirišo visos rankos. Tai toks savarankiškumas, toks gyvenimo potyris, ne daugiau? Tikrai taip. Aš prisimenu, kai man buvo 18 ir gavau teises ir važiavau pirmą kartą vienas. Tai toks kosmosas buvo, aš prisimenu, netgi dabar tą jausmą prisimenu, o tau kaip? Man tai buvo geriausias tai, kad kai parsivežėm mašiną, mes parsivežėm, man atrodo, antradienį, o penktadienį man reikėjo važiuoti vyrą parsivežti iš Telšių, nes sakau, nevažiuok, aš atvažiuosiu. Sako, tu tikrai važiuosi, žinai. Sakau, jo. Ir galvoju, o pati nors irgi bijau, labai bijau, nes viena pati. Ir niekaip aš su tą mašiną neužsivedu, sakau, jau viskas, tu važiuok su autobusu, nes, aš neužvedu mašinos. Niekaip, man čia nesusijungia, galvoju, nemoku, dar draugui skambinu, nes jis kartu su manim buvo, kai važiavo mašiną pasiimti. Sakau, gal aš kažką ne taip darau. Sako, kad tu viską gerai darai, žinai. Niekaip nesuprantu. Paskui išėjant, netaip užsivedžiau. Skambinu, sakau, atvažiuoju tavęs pasiimti, nebelip kitą autobusą. Tai kai nuvažiavau į Telšius, buvau visą šlapį. Nes kas svarbiausia, visi mane lenkia. Visi, atrodo, ten 90 gali važiuoti, bet aš dar nepripratus, bijau. Ir visi mane lenkia, galvoju, jo, čia mane visi, jie turėtų ten keikti, bet kaip draugė sako, turiu nekreipti dėmesį. Sako, nors ir nemėgstam, sako, tų lietapėdžių, vat šitai dabar irgi mane lenkia, bet nors šitą galėjo važiuoti 40. Vat kas svarbiausiai žmonės, kad jie laikytųsi visi saugaus greičio, nebūtų, aš manau, nei vienos avarijos. Aš suprantu, autostradoje ten, galima palėkti, bet vat mieste, kur ten yra ženklai, čia 40, jie vis tiek greičiau važiuoja. Tai vat. Tai vyrą vežėjai? Jo, pirmą važiavau pati į Telšius, ir paskui dar į vyrą parsivežti. Tai... O kas vairavo, kai vyras sėdėjo? Aš pati. Ir ką vyras? Nieko, sako, gerai, važiuoji. Tai važiuoji.
Tik tai jis irgi klausė, ar tu nebijojai, bijojau, bet vis tiek, aš žinojau, jei aš nesėsiu ir nevažiuosiu ilgas distancijas, aš nepriprasiu. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad aš tą pirmiausiai padariau ryžtą, kad važiuoti į kokius telčius pasiimti vyro ir kad nebuvo kažkokioje aikšteliai. Tai toks buvo ir pripratau. Nesakau, prie stabdžių buvo sunkiai, nes aš nenuspausdavau jo. O dabar kaip? O dabar jau viskas. Geriausiai. Jo. Nes matyt, gal tas pripratimas, tiesiog pripratimo buvo reikalas. O klausyk, o kaip tu laikėsi teises? Kur tu laikėsi, papasakok? Aš laikiausi teisės Kaune prieš 5 metus. Rugpjūtį jau bus 5 metai, kad turiu teisės. Tai tu 5 metus nevairavai? Taip, čia dėl to ir buvo. Galvoju, arba dabar perku mašiną, arba jau viskas, aš palaidusiu teisės, nes nemanau, po kokių ten dar metų būčiau atsiminus iš vis kaip vairuoti. Bet kas įdomiausiai, kai įsėdau į mašiną ir ypač aikštelėse, kad reikėjo statyti, viską atsimenu, ką sakė instruktorius. Kaip pasistatyti mašiną, kaip su veidrodėliais, kad važiuoti, tada gali pasukti, kad nori gražiai pastatyti mašiną. Viskas atsigamino. Viskas. Ką buvau išmokus, tą buvau atsigaminę. Ir Kaune laikiau rankiniu būdu, bet su ta lazda. Ir tai buvo labai sunku, pavyzdžiui, aš dėl to labai džiaugiuosi dėl tos įrangos, nes su ta lazda aš, pavyzdžiui, gazos nepadarydavau, nes mano, matot, sėdynį labai arti. Ir kaip mes šnekėjom, dėl to būtų labai sunku. O dabar tas variantas, kad šitai yra gazas ant vairo, aš su pirštais tiesiog užtenka su nykščiais man. Ir nėra sunku. Aš galvojau, kad sunkiau bus įjungti posūkius. Labai viskas prigaunu. Nes arti sėdynė. Ir ta lazda būtų trukdžiusi. Ir dabar, jei būčiau irgi turėjus, būčiau prasinervojusi ir galbūt būčiau prašiusi sakyti, keiskim. Keiskim, ane? Jo, nes, sakau, toks kažkaip... O klausyk, bet tau vis tiek turėjo būti viduje, žinai, tokie pokalbiai su savim, kad blembas, gal nereikia, gal bijau, gal čia kaip čia bus blogai, dar kažkas baimės tokios buvo? Aš esu iš tų, jei aš jau žengiu, aš kaip pavyzdžiui pradėjau laikyti teisės, tai prieš 5 metus man buvo 32 metai, ne, dabar skaičiuoju 31. Kadangi aš galvoju visą gyvenimą, kad bus 17 metų, aš laikysiu teisės, bet 17 metų mane pertrenkė mašina per šviesoforą ir aš nuo tada bijojau labai mašinų ir laikytis tuo labiau teisės vairuoti. Ir kai aš nugalėjau tą baimę, kai atėjo toks savimonė, kad aš noriu vairuoti ir pradėjau laikytis tas teisės ir mane pirmą kartą, kai pasodino prie vairo, davė aikšteliai pasivažinėti ir paskui sako tiesiai. Sakau, bet ten yra vartai, vis sako, jau išvažiuosim mes į gatvę, žinai. Jo, tai sako, į gatvę važiuosim pasivažinėti. Ir aš tada velnias mane nešė į šitą galerą. Ir aš visą laiką, vietoj to, kad bijoti, velnias nešė mane į šitą galerą, kam aš į tą darau, bet aš kaip pradedu viską. Nes baimė yra tas pas manęs, jei aš visą laiką, galvočiau apie tas baimę, mane stabdytų gyvenimai. Aš daug ko būčiau nepasiekus. Nes baimiai neturim mes pasiduoti. Jei mes baimiai pasiduosim, tai bus labai liūdna ir nieko nepasieksiu gyvenime. Aš tą žinau, jei aš būčiau pradėjus sakyti, kaip aš bijau važiuoti, buvo tas toks, bijau, bet neleidau savo trukdyti. Ir kaip draugai man labai, aš turiu gerus draugus, tai jie man sako, Reda, tai yra normalu, kad tu bijai. Jei sako, nebijotum, tai čia jau būtų nenormalu. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi, kad aš sėdaus ir nelaukiau kažko, tai pratintis, važiuoti ir kažkaip nežinau. Tai tu darai čia ir dabar, ne? Nežiūrėti nieką. Taip, nes jei tik atsidės ir, galvosi apie baimę, tai bus vis tik sunkiau. Tai O klausyk,
Taip. Aš pažįstu daug žmonių, kurie Aha. tiesiog bijo eiti laikyti teisės arba bijo įsigyti automobilį. Kaip, ką jiem pasakytum? Nu, vat, pirmiausia, yra neužsileisti tai baimei, bandyti. Pirmiausiai, laikytis teisės, tai vis tiek žinom kiekvienas, kad instruktorius turi pas savęs pedalus. Nu, jis niekuomet neleis tau kažko ten padaryti. Jis visą laiką sutvarkys. Tas, iš pradžių, aišku, bėgiai, bet turi su savim dirbti, nuraminti savo protą ir tada, darai. Nes pirmiausiai, aišku, jei jis nenori, būtų faina turėti automobilį arba ten įsilaikyti teisę, jei aš važiuočiau, tai, ne, tu turi degti tuo noru. Nes jei nedegsi noru, tu nepasieksi to. Nes pirmiausiai nuo to priklauso. O paskui kovoji su savim, su savo baimėmis. Dirbi su savim, pasišneki. Kaip vieni labai man pasakė, sako, mes visą laiką turim tą sąžinę, kuri kalba apie mus blogai. Ai, tau šiandien nepavyks, tu nedaryk, žinai. Tu jam pavadink vardu. Man labai patiko vieną, sako, aš pavadinau Jonuku. Ir kai aš noriu kažką naujo išbandyti, ir tas sako, Jonukas man pradeda sakyti, tau nepavyks, kam tau to reikia, ar tu nesugebėsi. Ir aš tada sakau, tu, Jonuk, dabar pasidėk ir pažiūrėk, kaip viskas man pavyks. Ir aš galvoju, čia pati genialiausia mintis. Iš tikrųjų, ir aš savo sąžiniai, tą, kuri visą laiką kalba, dar irgi, kad tu to nedaryk, kad dar kažką nesugalvoju vardu, bet reikėtų sugalvoti. Ir viskas, ir tu darai, eini, darai. Jei tik noro yra, bet jei noro nebus, tai nepadarysi. Nes atkaklumo trūks tiesiog. O klausyk, tu vis tiek, tu rinkaisi, kas tau darys tos rankinius valdymus. Taip. Kodėl tu pasirinkai mus? Dėl to pirmiausiai, kad patiko jūsų įrangos įvairovė, kad tai nebuvo sena įranga, nes matėsi pagal nuotraukas. Tik atvažiavus pas jūs sužinojau, kad dar tik metus esat. Ir plus pas jūs galėjo pasinaudoti gerą galimybę, kad jūs paskolinate pinigėlius ir kol viską sustvarkom su valstybe, tai galima grąžinti ir jūs palaukėt. Okay. Jumis vieni išvadino brangininkais, man sakiau jokio skirtumo, man svarbiausia, sakau, įranga. Ir kad yra važiuoja ir sakau, aš tikrai, tokia ir konsultacija ir viskas, tai kažkaip nebuvo man dėl to. Bet čia Vilniečiai jumis išvadino brangininkais. Normalu, žinai, normalu. Aš tai manau, žinai, jeigu esi pigus, tu negali pasiūlyti tiek įvairovės. Taip. Tai čia... Aš irgi tą galvoju. Žmonės viską, ne į tą dalyką taikosi, kad čia nėra pigu ar brangu. Tu žiūri, kad tau būtų patogu. O klausyk, turėjai kokią avarinę situaciją? Ne, kol kas ne. O ką vaikai tavo, kai tu mama vairuoja? Nieko, aš kadangi turiu mažytę dar tik 2 metukų, tai jai tai jokio skirtumo nėra, o vyras, kadangi turi iš pirmos santuokos 2 vaikus, tai kai pirmą kartą važiavom į Platelius su jais ir sakau vyresniajam, kaip? Sako, galvojau, kad bus blogiau. Sako, galvojau, bus blogiau. Nekada. Bet aš tai žaviuosi, žinai, ir vis tiek tau yra kažkiek sunkiau ir tu taip gerai vairuoji. Aš su tavimi ir Vilnių važiuočiau. O, dėkui. Klausyk, žinai, mes vieną kartą kolegom diskutavom, ką reiškia mums nuvažiuoti kavos ir ką reiškia žmogui, kuris turi negalią nuvažiuoti kavos. Aha. Tai yra 2 skirtingi dalykai iš tikrųjų. Taip, nes vienas dalykas, Lietuvoje nėra daug kas pritaikyta. Lietuvoje nenaudoja universalų dizaino, kas yra blogiausia ir kaip politikai man sako, bet yra dar tas žodis daug kas nežino. Sakau, bet laikas jau sužinoti ir naudoti tą universalų dizainą, kad yra pritaikytas visiems. Nesvarbu, ar žmogus su negalia, ar žmogus yra senjoras, ar ten žmogus mamytė su vežimėliu. Nes, pavyzdžiui, kaip
duris. Dar ne visur tie yra, pavyzdžiui, automatiškai atidarytos duris, kad būtų. Paskui kavos aparatai. Nu, visą laiką turi kažkieno Aš prašyti. labai atsiprašau, bet tu gerai duobės apvažiuoji, žinok. Aš jau taip pastebėjau. Vyro pamokos. Vyro pamokos, kad reikia stebėti ir apvažinėti, o kartais tiesiog pavyksta savaime. Savaime, ne? Aš Jo. manau, kad tu čia gerai varai. Klausyk, mane iš tikrųjų pasiekė tokie gandai, kad Sodra yra nepatenkinta dėl to, kad dabar daug žmonių pradėjo dėtis įrangas ir jiem ten išsipūtė biudžetas ir jie viena ausim girdėjau, kad nori mažinti šitos biudžetus. Mes labai stengiamės, žinai, dedam reklamas, filmuojam, važiuojam per šventės. Nu, bet čia blogai yra, kaip tik gerai. Aš girdžiu iš asociacijų, iš Sodrų, kad jums yra skiriama per daug lėšų, kad pritaikytų automobilius ir kad čia blogai. O mes, žinai, važinėjom po šventės, edukuojam, rodom, po neįgaliųjų draugijas važinėjom, rodom. Jo, nes žmonės, ne visus pasiekia tą informaciją. Tai va, žinai, ir jaučiuosi toks biškai nusikaltėlis, kad važiuoju, rodau. Ne, jūs kaip tik gerai daro, tik Sodrai pačiai reikėtų irgi apgalvoti tai, kad koks pasiekiamumas. Kitas dalykas. Jei neįgalusis gautų pašalpą ar pensiją, kaip ten norim tai pavadinkim, normalią, kaip sakykim, nors minimalią algą, tai nereikėtų nei tų subsidijų, nes žmogus tiesiog galėtų susitaupyti. Bet kai kad tu gauni mažiau nei minimalų, net nesiekia, pavyzdžiui, kaip kiti gauna ten 300, nu tai iš ko, palaukit, sutaupyti, iš ko išgyventi. Tai ta subsidija tai yra labai gerai. Nu, ačiū, taip biškai nuraminai, nes kartais pradedu jausis, kad nusikaltėlis esu. Tikrai ne, nes, pavyzdžiui, Sodra, valstybės Sodra neįgaliuosius šiaip skriaudžia, nes, su savo išmokom ir Anta taip pat savo skirimais neįgaliųjų, pavyzdžiui, dabar viena mažaūgės kontroplazijos kovoja, kad pakeistų tvarką, kai jie nustatinėja mums neįgalumą. Dabar yra padarytas kaip visų. Pavyzdžiui, tiek sergančių žmonių su vėžiu ar su kitom ligom ir yra toks pats įvertinimas. Nors mums visai yra kitaip, mums yra sunku nueiti, mums yra sunku kažką pasiekti. Turim daugiau energijos naudoti visą tam. Tai darbus negaunam lengvai, nes turi viskas būti vis tiek ir pritaikyta ir daug kas nenori, kad būtų neįgaliųjų, ypač dabar, kai nebėra socialinių įmonių. Tai čia daug dalykų priklauso. Tai Sodra čia ant to dalykų turėtų, švelniai tariant, patylėti. Na gerai. O kad jūs šviečiat, jūs turit šviesti, nes daug kas ir nežino. Aš manau, yra vis tiek vyresnių neįgaliųjų, kurie ir nesinaudoja socialiniais tinklais. Tai va, aš irgi suprantu, kad yra daug tokių, kurie turi neįgalius vaikus, jie nesinaudoja, o mes atvažiavę šventės, mes juos su jais pabendraujame. Pavyzdžiui, apie vaikus aš irgi net nežinojau. Ne. Na tai va, o manau, tu esi vietinė influencerė. Taip, tai, aišku, tas influenceris žodis mums nepatinka. Ne, žinok, aš kai viešbutį buvau, sakau, jūsų ta influencerė, sako Reda, sako Reda. Tai žinok, visi tave žino. Plungė mažas miestas ir vis tiek nurodaisi. Tai vat. Bet pas tavęs aš matau, kad čia mes sumontavom elektrinį rankinį valdymą ir stabdį, ne? Taip. Tikriausiai. Jo, aš matau, nes tu krauni, nes paprastai, žinai, jeigu būtų mechaninis, nekrautum. Jo, nes liepia gazą būtent. Nes sako, ypač jei turi ilgesnės kelionės, tai... Žinok, čia kas mėnesį krauko, čia apie tai kalba yra, ne tai, kad... O man tai sakė, kiekvieną kartą po ilgos kelionės, sako, kad... Mes, kai galvojam ilgą kelionę, tai mes turim kokių 8 valandų kelionę. Bet vakar, pavyzdžiui, gavosi su vairavimu panašiai. Tada pasikauni, aišku. O ką tu šiaip dirbi dabar? Aš dabar kol kas esu Dzindzino nepriklausoma partnerė. Kino? Dzindzino. Aha. Čia su
omegas 3 papildais, kurių mums Sveikatingumas. Aha. taip būtinai jų reikia. Paskui, nu, aš turiu savo tą krautuvėlę Retsiuva, Aha. bet labiau ji yra elektroninė, bet ir palikusi 3 vietoje, nes studijos labai daug laiko atėmė. Ar daug tokių žmonių pažįsti, kurie nevairuoja, o galėtų vairuoti? Nu, ne. Ne? Šiaip, vat, sakykime, su mažiukais, kaip aš juos vadinu, kur mes bendraujam, tai jie daug kas vairuoja ir gan seniai. Kiek tu kainuoja nuvažiuoti su to elektriniu 100 km? Apie, žiūrint, kur kraunės, bet taip 8-7 eurai. 8 eurų 100 km? Jo, kažkur. 7 būna, nu, atsakau, čia priklauso. Labai gera mašina, šiaip džiaugiuosi dėl mašinų. Kiti sako, kodėl ne hibridinė pirkai. Nu, kaip pirmai mašinai, aš labai džiaugiuosi. Ji yra nedidelė, labai faina ir, nu, man ant tiek ji, nu, nežinau, kai jau reikės su ją įsiskirti, man atrodo, bus ašarų. Žinok, lengviausiai pritaikomos realiai yra Volkswagen grupės mašinas ir labai lengvai yra Toyotos. Čia yra pačios geriausios, negalėsim, kurių pritaikytos, nes tarpai labai teisingai padaryti. Pavyzdžiui, labai sunku yra pritaikyti džipus, nes tenais labai maži tarpai, ten nu, blogai yra iš tikrųjų su jais. O su šitais labai gerai. Tai ką, ir atvažiavo, man atrodo. Jo. Ačiū tau, Reta, labai už tokią išsamų papasakojimą. Nėra už ką. Yra už ką stengiasi. Tas tikrai ačiū, Reta, už tą papasakojimą. Tikrai labai stengiasi, labai gražiai atrodai. Dėkui. Tai ką, iki malonaus tada. Iki malonaus.